Nu tai gal labą rytą, sveikinus iš Afrikos žemyną Maroką. Ir tokį atneši padėklą už 6 eurus pem. Tai pavalgysi ir lėksi link Rabatą. Nežinau, gal sakau link Rabatą, link Tanžyro, o greičiausiai dar pro patį Rabatą prasuksiu, pasivažinėsiu kažkur čia. Po patį Rabatą dar noriu pažiūrėti. Vakar nemažai išvaikščiau, bet čia noriu dar išvažinėti jau nemažai. Kadėjai atvažiavau į Afriką, tai jau atvažiavau. Važiuoju. Žiūriu, kupranugariai ganas. Čia aptvarė, ten taip, čia nieko neužta. Bet ką pastebėjau, kai jie valga milijonus, gers gyvenims, nu, tai visai fainiai. Blemba, kažkaip nesitikėjau čia tam krašte pamatytų kupranugarių, bet likau sužavėts tikrai įdomai. Atvariau į namus, jau seniau atvariau į video, pamantavau, tai įsinuomau už 5-6 eurus. Čia salons ir, aišku, architektūra tokia, paveikslai. Esmė, esam pas marokiečių, tai nėra ko tikėtis kažko kitą. Čia ką turim, čia turim vieną tūliką su dušu, čia turim vieną miegamą. Čia gali vaiką vežti su mocu, jeigu nori, jei turi. Čia turim dar vieną volę. Čia turim dar vieną miegamą su balkonu ir pabūdeliais. O kažkieno kojinių mėtos rankšluostis. Ir turim dar netgi kiemą name. Tai kas stebin mane virtuvėje. Viskas indai, ko priklauso. Ir kiems butė. Tai rūbus įsiskalbiau, aišku. Vien nuomavausi dėl skalbenkis šitą butą. Tai, ką žinau, iš tokią sumą neblogai, tik tais esmė tokia, kad čia nėra centras labai arti, tai ir ganėtinai gal mačiau 7 kilai, tai bandysiu varyti taksą gauti. Gausiu, negausiu, bus matyti, ir čia gyvenu tokiam gyvenamajam rajone. Tai žadėjau važiuoti su mocu, bet aš iki čia, kol atvažiavau, aš gavau 5 kartus mirsiu, nes jie čia kai vairuoja, jeigu galvau, kad Rabate sostinėje vairuoja jie blogai, tai Tanžyre ir neįmanoma, ir žiedsi ir žiedą važiuoju, kas kaip nori, kas kur įleiti, aš ten nelabai net suprantu, kas ką praleistų ir kas turi pirmenybę. Važiuoju iki aborigenai, vienu žodžiu, tai su mocu tikrai jau nebevažiuosiu, apart kol rytoj ryts neišauš ir juostą nereikės varyti, nes čia su tokiu vairavimu, tai tiesiog gali nebeišvažiuoti iš to Tanžyro, tai gerai varom į miestą kažkur kažką pavalgyti, nes biški čia namuose užsižaidžiau, įsiskalbiau, prie kompo sėdėjau, tai jau biški turim ir valandų. Atėjau į paplūdimį, neatėjom, o policininkai stabdo eismą, tai visai daug žmonių atvažiavau, iš tikrųjų su taksi, tai eurą 20 sumokėjau, atvežė čia apie 10 kilometrų, čia vairuoja kai aborigenai, jie konkrečiai net nepraleidžia per pėsčiųjų perėjas, tai man daros kartais net baisu. Buvau paplūdimy biškį pasivaikščioti, išėjau į miestą. Nu, nežmoniškai žmonių kiekiai. Esmė tokia, kad jie čia po tų karščių atsibund, kai pradėjo tempt. Čia visas veiksmas, klausiu,
Saka, 10 prasidėt ant 11. Aš sakau, tokiu laiku aš einu miegot, nes keliu 6 valandą ryte ir keliauju. Ja, saka, diena, tai čia saka karšta. Žmonės arba dirba, arba miega. O aš kai durniuks važiuoju. Bet dabar man jį karščia po kalnus, tos laipit miestą. Žmonių mėnes, nežmoniškas. Bandau kažkur susiras bent atsigert vandens. Labai sekas man. Kažką matau. Reikia eit. Kažkokias stotis. Naktinis Tanžyras. Ostas kažkur jį žinau, rytoj plauksiu. Atsidarė firminių drabužių parduotuvį. O apie siuvėjai, kurie siūna originalius drabužius. O originalus akiniai. Wow. Ray-Ban akiniai už 5 eurus. Sakė originalus. This is quality. Žinokit, jau žadėjau paskutinį video įrašyti, kad numiriau Afrikos žemynę, nes vandens negavau, bet pagaliau radau nusipirkti vandens, nes taip gert norėjau, taip karšta tarp tų žmonių. Kosminiai kiekiai. Jie kaip skruzdelės, naktį visi išlinda lauk iš urvelių. Ką pastebėjau, arba čia labai nuskurdę žmonės, arba labai turtingi. Nėra kažkaip vidutinės klasės žiūri tik turistai. O, Diorai viską. Tašikės. Gal kam reiks, sakykit, parvešiu 100% originalūs rūbai. Jūs pažiūrėkit, kas čia daros. Kokia turgavietė. Gal kojinių reikia nusipirkti. Ai, turiu. Pultelių galim nusipirkti. Piniginių nagus nusikarpyti. Kad nebūtų sirėta kaip pas arklę, kanopas. Nu visko, ko tik širdis geidžia. Čia tikras AliExpressas, tik čia viskas originalu. Man atrodo, aš čia būsiu prisigrybavęs biškeš. Bet nieko, užkilsiu atgal. Ai, čia jie tų gatvių. Pilna vokia puriukai. Tikrai tai net neklausiu šitų kainų, nes nedomi. Man viens siūlė akinius Ray-Baną. Saka 15 eurų. Sakau, 3 eurus duodu. Nusižvengi, sakė, nebesai. Sakau, nenori kaip savo nori. Sakau, tavo bėdas. Kokią pastebėjau pagrindinę problemą, kad pas jų nėra šiukšlinės, niekur išmes, pavyzdžiui, šiukšlių. Tos gatvės pilnas šiukšlių, kai laukiniai kokie. Būtų šiukšlinės, nebūtų šiukšlių ant gatvės. Dabar nie šiukšlinė žmonės tengi nešti tas šiukšlės. Ir viską metant už šaligatį. Nu čia dabar dar nėra daug iš tikrai. Bet kartais, kai užeini, tai bloga darosi. Eina, sočia. Kokia špeklos įsivėlės. Ko tik nori. Kur tik nori. Hello. Can I get one juice? Dragon. Yeah. Oh, mix. Yeah. Okay, perfect. How much? 15. Just a moment. Nu tos sultigės čia legendinės, kiek jau visokių aš jų čia priragavęs.
Nu, čia nesultis, bet labiau smutis, bet... Nu, pasakiškas skonio, ką aš galėčiau pasakyti. Atvarysit į tą šalis, kur pardaviniai vaisius, ką tik nuskins nuo medžių. Tai rekomenduoju siltikės. Nu, skudurins. Akcijos. Hi, I'm fine. O, Gucci, Prada, rūbai. Pasivaikščiukim gatvelėm. Tokiai siaurumo gatvės. Inşallah. İnşallah. Tie arabai mane žiūri. Skersai kartais kažką filmuoja. Čia gal biški kažkur esu per daug, man atrodo, nuklydęs. Išlindau į kažkokį skuduryną. Čia atrodo, kad po namus vaikščiatam žmonių. Viskas gerai, išlindau į pagrindinę gatvę. Ten tam skers gatvė, taip įdomiai vaikščiat vienam. Aš nežinau, kažkokią marmaliuotę pardaviniai, bet nesuprantu, kas čia jį. Atrodo, kai alyva kažkokią grandinį tapt. Bet čia kažkokių vaistažalių, kažkas susitrinė jį. Ką, jau, tai skers, kad vis tiek valgyti jau norėjau pirmas. Bet vėl išlindau čia prie jūros, kur buvau iš pačių pradžių. Tai kažkoks kvietis, sako, užeik, sako, turiu anglišką meniu, nusidomina, tai nežinau. tą džiną vakar valgiau, tą dypiauletę čia su vištiena, man atrodos. Tai nežinau, kažką reikia išsirinkti, užkasti, reikės judėti toliau. Į miestą daug negali klaidžiai, telefonas baigėsi krauti adresą, paskui atsiminčiau, o jeigu neatsiminsi adresą, tai galbūt labai blogai paskui. Atnešė kažkokį starterį, tai čia net nežinau, kad čia jį kažkokias kruopas, bet vėl karštas. Nežinau, nesuprantu, tas kits. Kažkokį mašarainį be skoniaus. Ir alyvuogės, bet alyvuogės geras. Juoda, geltona, oranžinį, kadangi alyvuogių nevalgau. Nelabai aš ir noriu iš tikrųjų. Jau su kauliukais visas. Būt be kaulių, kada kartais gal suvalgyčiau. Na, aš kai alyvuogį nemėgėjęs, tai ta geltona visai nieko. Laukiam datų atnešti sriubos ir ta džinas su jautiena. Atkeliavo daržovių sriuba su kažkokiais biški makaronukais. Atrodo visai gardžiai, ne tik apskaniai. Trūks skoniaus biški. Šiaip nebloga, bet čiut kažko trūkt, gal druskas, kad būtų daugiau skonio. Bet nebloga. Sriubą valgiau paskutinį kartą darbį jaučiu Lietuvoj. Neatsimenu prieš 2 savaitės 3. Sriubikį suvalgyta. Kiaušinį atnešė tą prie sriubos, bet nelabai aš ten jau supratau. Gal šitą sriubą reikėjo įsidėti, gal iš čia žalis į. Mane šiltas.
Ir pasėmiau ananasinį mojito. Aš vien į Maroką atvažiuosiu dėl sulčių, nu kokią gardumą. Tiesiai su marokiečio rankomis pastom. Verda ta džins. Čia matėt slyvas gal, vyšnės, net nežinau, čia ir uogas, čia į mėsą jautina. Ir sakė, tas barmen sakė, tau labai patiks. Žiūrėsim, bet čia dabar valandą laik negalėsiu valgyti, nes dar drusks. So if you have the fish croquettes, label taste. Nu, ta džinsų jautina, tai wow. Žiauriai įspūdingas. Neapgavo tas. Sakė, žiauriai skaniai bus. Sakė, su jautina jį, nesu jautina, su viena jį dar skaniau. Bet šits tai 10 iš 10. Sriuba 8, smutis 10. Tik tie, nežinau, užkandžiai, tai man nelabai. Net negaliu įvertinti, nes nepatika visiškai. Nu, aš jiem gavau sąskaitą 135 dirhamus. Na, kai keičiausi revoliutą, tai išėjęs, skaitykim, jau ant 135, tai čia išeitų ten 1/10, o kai keičiau, ten biškai gavau daugiau nei 1/10, nu tai apie 13 eurų, sakykim, išėjo, tai už 13 eurų smutis, sriuba, ta džins, tai čia ganėtinai nemažai gavos. Tai pavalgiau tą džiną, vos ten suvalgiau tas slyvas, tai aišku, sakau, palikau jiem, nes, nu, nežinau, man ten, aš mėsos norėjau pavalgyti, o kai norėsi slyvų, tai nusipirksim slyvų. O liaudis, kai linksminas. Taip, žmonės sau leidžia laiką, patys šok, groja, dainuoja. Nei jie pinigų čia kažkokių prašo, kad kažkam paaukoti, vien vietiniai susirinkę tenais ant to taką, visi linksminas ten. Tie ateintė bachuriukai, ten bet ką, mauntin tas kepurikės visus šokdin. Nei jie čia alkoholį, čia iš viso, ką pastebėjau, tai Marokė niekur nemačiau jokio alkoholį. Nei baruose, nei parduotuvėse, nei kažkokiuose kioskuose, niekur, visiškai absoliučiai nemačiau jokio alkoholio. Ir jie be alkoholio, atsipalaidavę, savo valgas mažas, alkoholio neturi, tai linksmi čia tie žmonės, visi atsipalaidavę. Smagu net žiūrėti tokius žmonės. Pačiam šypsena kažkaip veidė visą laiką tokie, jie patys linksmi. O apie Maroką kažkaip buvau susidaręs kitokios nuomonės. Atvarysi čia vien banditai, čia dar geriau nei Europai ir saugiau žymiai. Nu ką, pagaliau grįžau namo, tai esmė tokia, buvau prisigribavęs baisiai, namuose nepasikrovau telefoną išvarydams, aš galvoju 3-8% pilnai užteks. Išvariau į miestą, pavalgiau, ten pasivaikščiau ir tas telefons kažkaip intiks pajungs, dar rašo kažkas vis seka bateriją ir aš tik adresą buvau įsirašęs, o Maigi Namūno centrą buvo apie ten 13 km kažkur. Tai esmė tokia, galvojau, pavalgiau ten, nuėjau su tais ten pašoka
Galvoju, einu paplūdimiu, rasiu taksą, bet jau paplūdimiu nei vieną, visiškai nei vieną taksą. Galvoju, reikia eiti atgal, galvoju, telefoną jungs ir ryšį, kad greit pažiūrėt. Žiūrigi stoties ir 5 kilai, kur daugiausiai taksi. Galvoju, reikia eiti tenais plius minus kelią, atsimenu, o iki namų man iš vis 13-14 kilų, tai beidams ten taksi pasigavau. Nešneka angliškai, ten skambint draugeliui kažkokiam, tas draugelis man sakė, tu pasakyk tą adresą, aš jam sakau tą adresą. Aš nemoku jų tų marokiečių tų adresą pasakyti, kažkoks Alkuji tenais 75, ten taip toliau, tai tas padarė fotkę, sako, ar gali tu pajungt navigacijas, sakau, jis, baig, telefas įsikrau. Tai tas ten pasiunti fotkės, ten vienu žodžiu toks bezabrazija, tiek ilgai viskas, galvoju, negrįšiu aš namo, tas telefonas baigėsi krauti, be reikalingų problemų prisidarysiu, galvoju, eit pakrovėje pirkt, paskui dar kažkur eit pasikrauti, vienu žodžiu, čia nuotykių apturėjau. Bet jie čia vairuoja naktį, iš vis dabar kamščiai pilna tų mašinų, tai ir ten tragedija, galvojau, pražudysis mane. Tai paprašė, kad parvežti mane, tai prašė 100 dirhamų, kas ir 10 eurų, o kai važiavau tenais, kai tik, netoli tos vietas paėmė dabar, tai sumokėjau 100 dirhamų, o tai pirmais sakau, 12 dirhamų. Tai biškai, aišku, mašinų dabar daug daugiau, nes visi naktį dabar išlenda į miestą, kas ant žolinuką piknikau, kas ką, tai dabar gyvenims pradėjo virt, o aš einu kažką atsigult, biškai pagulėti. Nes jau pavargau nuo to šurmulio miesto, noriu pačilinti, rytoj varysiu į Ispaniją, pasiėmiau, man atrodo, su baseinu kažkokį būstą, tai gerai iki ryto. Tai ką, labą rytą. Draugužiai visą šlapės ant tiek karštyhų susiruošė, nors buvau dušę nuėjęs, nusimaudęs, vėl viskas bėg kiaurai. Tai šiandien vakar žiūriu, buvo praleist skambutis, skambina šeimininkas, galvoju, ko jis norėjo 1 valandą nakties. Aš emociją, tai biškį skersiau buvau pasistatęs ir šiandien skambinu, kur raktus palikt. Ir tas sako, vakar tau bandėm paskambinti, sakė, tavo motociklą tipo įvažiavo. Galvoju, daryti išėjau pirmais. Galvoju, kaip įdomiai kažkam trukdymu, atsabiškį matau, patraukiu su kojelė, braukiu per asfaltą. Tai galvoju, jo, bet atėjau, sako, kažkur atsidrenkė, mašiną nepravažiavė. Arba jūs antikį daug nubalnuots, ką aš nebeįmatau. Arba nežinau, tai. Vienu žodžiu, baigiu daiktus susidėti ant tiek karštį ir varau greitį į uostą, nes tenai, žinau, su jais ir varga vakarienį paskui. Kai atvykau, bent buvo varga vakarienį, kol ten patikrint, kol atein, pasiėm tą pasitą. Esmė ten, su jais gerai varom. Paliekam Maroką ir varom į Ispaniją. Tai buvo šiandien ryte tokių nesklandumų, atvariau į tą check-iną pasidaryti. Sako, tu neturi bilietą nusipirkęs mocui. Atrodo, kai pirkau viską žiūrėjau, bet kažkur kažką prasileidau, nes jie, kai plaukiau į Maroką, vis gerai buvo. Tai reikėjo dasipirkti mocui bilietą, sumokėjau 8 eurus. Ir prieš tai buvau sumokėjęs 103, tai beveik 200 eurų kainavo pirmyn atgal. Skaitau normaliai. Tai varysim šiandien į Malagą. Ten esu, galvojau vakar, kad pasėmiau su baseinu kažkokį, bet ten
Ne tą pasiėmiau kažkokį hostelį pačiam Malagos centre, tai noriu po Malagą pasivaikščiot, pažiūrėti, kas gera. Tai rytoj, nežinau, rytoj bus matyt, kur toliau keliausi. Toksai jausmas, kad toj užpuls piratai mumis. Kiek žvejų, vien valgys. Nu ką, atvariau į hostelį. Tik tais negaliu garsiai šnekėti. Nežinau, nemiega miesto žmonės, ką veikia šis. Tai esmė tokia, kad hostelis tai belia kokia geruma. Čia toksai viskas telefonų valdoma, jokių nereikti. Aš kaip pasakiau, iš kur atvažiavau, kur važiuoju, tai sakai, tu gal biškį durniuks, tai davė neįgalę vietą. Bet ta neįgalioji vieta, tai kad prie durų. Ir viskas. Šiaip tai normalus esu. Einam, parodysiu dušai, vis kur eini, tik tai su telefonu. Jokių raktų, jokių kodų, kaip patogu. Tai neatsimenu, mokėjau, tai gal 2-7 eurus berodus, jeigu gerai atsimenu. Užsidarom bakūžę. Ir varom toliau. Aišku, iš vidaus nereikia atsirakinti. Šiaip tai nelabai. Oi, blėt, balandis vos neįkali į galvą. Nelabai galim ten filmuoti ir sir kamerą į kiekvieną kampą. Tai aš tiesiog nenoriu bereikalingų problemų, tai kiek jie tiek pafilmavau. Bet žiauriai fain, sakau, vis telefonų valdos. Taip patogiai ateinu į dušą patekti, telefono atrakini. Nu tai grinai pačiam centriukį. Išeini pro duris lauk ir centras. Iki paplūdimio, nežinau, rašė 900 metrų. Tai žiauriai gera vieta, tik tais jeigu su mašina būtum ir sunkiau su parkingu, tai nėra labai vietos, kur pasistatyti. Ai, nors šiandien sekmadienis visi, tai namuose tikriausiai pilna mašinų su motociklu biškį paprasčiau ir tai pasistačiau netoliese ir su mocu vienas pliusas ir kad nežinau, niekur už parkingą nereikia mokėti, tai čia labai didelis pliusas mašina. Miški brangiai išeitų tie parkingai. Bet ką darys, kai reikia mokyti. Palmės kokias gražias, niekaip negaliu atsižiūrėti. Varom kažkur pavalgyti centriuką. Nors centriukė esu, tik tai šį sekmadienį kažkaip, žinau, kol kas nematau, kad dirbtų čia kažkas rimtai, tai arba ne čia esu, arba jie greičiausiai bus kaip praeitą kartą irgi. Dieną nieka, o vakare 10 valandą prasideda judesys. Aš jau 10 turiu eiti miegoti, nes man reikia keltis paskui anksti keliauti. Kažkaip jie nesutam su mano grafiku, tai ispanai. Vaikščiau, pamačiau čiuras gamin. Bele kiek žmonių sėdėjo, tai galvoju bus skaniai, tai pasiėmiau 3 čiuras ir šokoladą puodelis. Tai čiuras tai galingas tokias. Už viską sumokėjau 4 pem, tai reikia paragauti. Kol atėjau iki parkelio, kur sakau pavalgyti. Galvojau bus kakava, bet
Kažkoks salė tipo šokoladas. Nu, neblogai, neblogai. Pati viena čiūra ir nebloga. Biškį su druska. Visai skaniai. Kaip už 4 5 tikrai neblogai. Duodu 8 balus. Valgydams priejau, žiūriu parke, cipom, pilna papūgų. Bet kas geriausia, mandarinų tik visi žali. Būt gerai, kad būtų prinokę, galėčiau pasiskint. Keista, kai Lietuvoje auga obuoliai, matyt mandarinus augančius. Nu, žmonės Malagai irgi neblogai gyventi kaip Alikantai. Jachtas. Tokias tikrai vertas dėmesio. Įspūdinga pasižvalgyti po pastelį. Mane įdomu, pavyzdžiui, kiek va tokias kainuoja, tenais irgi tokį įspūdingą. Ten tai išvis ir kitam krante laivs jau ten konkretus. Čia spėju atplauk kažkokie milijardieriai, net ne milijonieriai. Čia tikriausiai kainuoja ne 1 milijoną toks private boat. Užsisakiau kažkokios raudonos žuvies, pasigūglinau kaip atrodo, nes nelabai supratau. Vieną jau suvalgiau, šiaip skani žuvis. Nuo toliau nuo centrinės gatvės, nes centriniai gatvėje dabar judesys, tiek žmonių ten pilna, tai tiesiog neįmanoma net praeiti. Sakau, į kokį skersgatvį pavalgyti, nes galvoju, bus kaina geresnė ir maistas skanesnis. Nežinau, įdomi ta žuvikė tokia. Mes tai Lietuvoje, kiek žinau, paleidžiam tokią žuvį. Tai pavalgysiu, eisi dar kažkur pasivaikščioti. Nu ką, pavalgiau žuvikės. Visai neblogai ta žuvikė. Kažkokias raudonas sundatras buvo. Kažkaip biškį druskas galėtų daugiau būti. Būtų buvo perfekt ir nežinau, ten nieko nerašė, kad tau žuvis. Nei galvojau, kad garnyrą kažkokia bus bulvė, dar kažko, salotų kažkokia. Atnešiu tą žuvį ir batoną. Gerai su to batonu iš tikrųjų su jie, tai pavalgiau, atsisėdo Japon šalia, užšnekina, abu angliškai šnekam, po 2 žodžius, nedaugiau. Tai pašnekėjom, papasako, kad irgi keliauja, atvarė į Europą 2 savaitėm į Ispaniją, paliko žmoną namuose, kaip aš. Tai visai malonus buvo bičiuks, irgi tam apie Japoniją biškį papasako, kad turnamą, kad nuomoju vienu žodžiu parodyti, neįsipasako. Tai bet irgi sunkiai sekėsi šnekėti angliškai kaip ir man, bet susišnekėjom. Tai nieko, dabar einu į hostelį, nes jau ir pusė 11 ir eisiu miegoti, o rytoj varysiu į tą ant to tiltą, kur vienas pavojingiausias ir vienas buvo pavojingiausių pasaulį kažkada, o dabar yra restauruotas. Tai eisiu, nusimaudysiu dar kartą, nes taip karšta. Ir lėksiu rytoj tenais, o iš tenais lėksiu vėl. Taigi Alikantas, toks pažįstams pasikvietė į svečius. Tai sakau, kad jie neužsukus, jeigu kažkas kvietė į svečius. Tai gerai, iki rytojaus. Susitiksim už 3 sekundžių. Tai ką jūs? Aš tai va, atsikėliau, įsimiegojau. Ir šiaip gerai įsimiegojau, geras hostelis buvo liuks, tik tais, ta mano lova buvo prie padurų, tai
Ant tos duris, nežinau, iš pačių pradžių labai sunkiai atsidarė tam tikrą tarpą. Ir ten žmonės brovės, paskui užmigau, tai ryte žadintuvą buvau nusistatęs, bet atsikėliau prie žadintuvą, nes ten kažkas vaikščiot pradėjo. Išėgiau žadintuvą ir dar biškį dėjau į akį, tai pusę 9 išlipau iš lovos, susinešiau daiktus ant moco. Sėdžiu, galvoju, kur varyt pusryčių pavalgyti, visai gražiai vietoj sėdžiu, matau žuvis didelis. Galvoju, būtų įdomu ir pažvejot, bet deja, nežvejot atvažiavau. Tai varau, susiradau kažkokią kavinę, kuriu savo kompotą ir varom papusryčiaut. Nu ką, pagaliau ir atvažiavom, pagaliau čia trukau 5 minučių, tik tai senamiesčiais važinėti, kažkaip nesuprantu. Užsisakiau begenitų, atrodo žiauriai skaniai, tai reikia paragauti. Nu ką, pavalgiau, matyt kiek sumokėjau, tai esmė tokia, jinai klausia, ar su tuo kumpiu ar su lašiša. Nu jei jį pasirinkims, tai jau kūna lašiša, aišku ir su kumpiu, man kartais net labiau patinka. Sako, bet reikės biškį ekstra damokėt, nu gerai, galvoju, reikės, tai reikės. Žiūriu, 3 eurai už ekstra. Nu kaip ekstra, tipo, kad su lašiša pasirinkau. Tai skaniai pavalgiau. Ir kur biškį pasitem, bet šiaip duodu 9 balus, tai tikrai už maistą. Gerai, varom į Kaminto Dalrei, pavojingiausią tiltą pasaulį buvusio kažkadais. Atvarėm į Kaminto Dalrei. Tokį tunelį jau, dabar nežinau, 1,5 kilometro, žinau, ką reikės eiti čia. Ai, matau, kažkur toli šviesa, tunelio gale, bet gerai čia iškasta per kalną praėjus. Lindom iš po tunelio, atsivėrė vaizdai. Visi einam toliau, čia ekskursija atvažiavo iš kažkur. Vaizdelį tikėti. Dabar einam iki pačią to taką, kur ir tarp 2 kalnų tas tiltas. Tai čia reikia nueiti apie, prašė bent 1,5 kilometro, mačiau ženklas. Kai atėjau nuo parkingą, tai ką pajudėjom apsišarvavę šalmais, pravedė instrukciją. Biškį šnekamiausi, tai esmė tokia, kad be šalmo niekur nieka davė tokius tinklelius ant plaukų, kaip pieninės darbuotojams, bet čia kas nori, dedas tas nori nesėdi tą tinklelį. Tai ką pastebėjau, tai kad vietoje atvairęs 18 eurų bilietas, o aš mokėjau 30. Ir dar nelabai radau, nes vakar oficialiam jų puslapį buvo visi išparduoti ir tik buvo už savaitės, man atrodo, galėjai gauti bilietą. Tai nelabai supratau, čia vietoje atvarai gali bet kada nusipirkti dar pigiau. Tai vakar aš per bookingą, man atrodo, nusipirkau tą bilietą. Tai tokia, bet vėl atvažiuoti random čia į vietą ir nežinosi, gausi, negausi tą bilietą. Tai vėl, atvarai tokį kelią ir negauti, biškį nesąmonė būtų.
Gerai, nebūt labai karšta. Bet vaizdeliai tai įspūdingi. Čia likęs senasis taks. Ten į tarpeklį nueit. Dar neblogai. Nežinau, kada tas taks buvo pastatytas, bet neblogai išsilaikęs. Dat was echt het mooiste, serieus. Dan sta je, zit je van later op een steentje. Likusio senojo tilto liekanas. Tu prends des photos là? Štai va, priėjom garsiai Caminito del Rey tiltą. Tai tas tiltas buvo įkurtas 1901 pradėt statyti, baigtas 1905 metais. Tai paskui buvo atidarimas, tik neatsimenu kelintais metais. Ir Alfonsas, man atrodo, kažkelintasis karalius atvyko į tą atidarimą, praėjo per tą tiltą ir jis dabar ir pramins karaliaus tiltų. Įspūdingas statinys. Ir buvo tik tais atstatytas 2015 metais. Iki 2015 metų buvo sutrupėjęs jisai ten buvo, nes buvo iš vienu žodžiu, varydavo tik tais paperdė turis, nuzaibys paleinas. Suskis. Esmė tai tokia, išgaravo net iš galvos. Tai va, šiuo metu esu 105 metrai tarp žemės ir dangaus. Visai fainai. Tokiam aukšty tas tilskai supas. O jo pštararai. Išsigandau, kažkas pradėjo šaukt baisiai. Žinau, kad čia tų selfie stipriai negali naudoti, nors buvau dabar įsiskleidęs biškį, tas sakė susiskleis. Gerai. Nu, įspūdingai, tikrai verta dėmesio atvaryti į Caminito del Rey. Tas vienas tiltas, sakau, 105 metrai tarp žemės ir dangaus, tai vaizdelis. Nu va, parvežiau autobusas iš Tureto, sėdu ant Moco ir varau į Alicantę. Tai būsiu 9 valandą tik Alicantėj, nes 5 valandas važiuot 500 kilų. Tai nežinau, jau Alicantėj buvau, tai nieką nebeprifilmuosiu. Ir ties čia ir užbaigsim šį video, o sekantis bus kažkada. Gerai, iki greito.